Labą dieną, brangus laisvai ir kritiškai mūsų žiūrovė. Šiandien mes su profesoriu Gintautu Mažeikiu norėtume pakalbėti apie bendrą globalų kontekstą. Taip, viena vertus mes turime 4 metų tokią negatyvę sukaktį, tai yra karas Ukrainoje. Kita vertus mes apie tai norime pakalbėti karo Irane kontekste. Regis jubiliejus, karo jubiliejus, tas negatyvusis jubiliejus, kurį Kijeve paminėjo ir von der Leyen buvo atvykusi paremti Zelenskį, jo administraciją, be abejo visų pirma ukrainiečių tautą, kuri taip ryžtingai laikosi 4 metus, kai ciniškai civilių namai yra bombarduojami. Kita vertus mes matome artimuosiuose rytuose įvykusią karinę, kol kas gal operaciją, dabar jau Trumpo karinė operacija, spec, jos lyderį nužudant, bet matome iš Irano pusės kerštą ir mums Iranas rūpi ne tik todėl, kad jis įvyko paraleliai 4 metų Ukrainos kare sukakčiai, bet dar ir todėl, kad diktatoriškasis šis ajatolos režimas buvo ir diktatoriško Putino režimo draugas. Tai kaip jūs matote dabar šitą situaciją? Na, iš ties mes matome kažką labai sudėtingo pasaulyje. Iš pradžio atrodė mums tik tai vienas dalykas, kad štai yra Putinas su savo imperiniam ambicijom. Reikia pabrėžti, kad jis imperiją nagrinėja dar 19-18 amžiaus kontekste. Tai nėra ta imperija, apie kurią kai kurie šiuolaikiniai filosofai, kaip, pavyzdžiui, kalba Hartas ar Antonijo Negri apie tą imperiją, kuri yra globali ir pasireiškia per korporacijų įtaką visame pasaulyje. Pavyzdžiui, globali imperija yra tai, kad mes naudojamėms Microsoft arba naudojamėms Google. Tai čia yra globalios imperijos išraiškos, kurios ateina į mūsų namus ir mažina valstybių tokių kaip Lietuva suverenumą. Tai čia yra šiuolaikinė imperija. Rusija toje šiuolaikinėje imperijoje nedalyvauja arba beveik nedalyvauja, labai mažai. Jinai kūrė tą imperiją, kuri yra ne šiuolaikinė, netitinka akceleracijos procesus, pagreitėjimo technologinės raidos. O ta senovinė, dar Jekaterinos II laikų, dar Petro I laikų, ir klausantis Putino retorikos, supranti, kad šitas žmogus gyvena XIX amžiuje. Turbūt su Medinskio konsultacijomis. Jo, ir surenka aplink tokius pat, sakyčiau, iškasenas, tokias kaip filosofas Aleksandras Duginas, kuris irgi ten XIX-XVIII amžiui kažkaip tai sugebėjo prasiskverbti ten ir apsigyvendinti, ar istorikas ir kartu kultūrologas Medinskis, kuris yra vienas iš šito, pavadinkime, naujųjų viduramžių ideologų. Ir taikos dėrybų vadovas. Jo, taikos dėrybų dabar su Ukraina. Kabutėse, jo, taikos dėrybų su Ukraina vadovas ir todėl susišnekėti su jais labai sunku. Ir Iranas, kuris kaip panašiai kaip ir Afganistanas, irgi gyvena savo arabų viduramžiuose, tik tai reikia priminti, kad Iranas tai nėra arabų kraštas, tai yra Persija. Persija, kurioje gyvena ne tik persai, bet ir azerbaidžaniečiai ir kurdai ir kitų tautybių asmenys, ten daug tautybių gyvena, bet kokiu atveju tai nėra arabų kraštas, tai yra labai svarbu, bet vis dėlto ir persai kažkokiu tai būdu sugebėjo iš 20 amžiaus pabaigos, 79 metų savo islamo revoliucijos dėka, nukeliauti į praeitį. Ir irgi apsigyvendinti ten kažkur tai ideologiniuose, kultūriniuose viduramžiuose, naujai viduramžiai. Ir Putinui su jo rusiškais, ortodoksiniais naujaisiais viduramžiais ir ajatoloms su jų islamo persiškais viduramžiais pavyko susišnekėti. Ir štai jie susidūrė su pasauliu,
kuris jau gyvena senai 21 amžiuje. 21 amžiuje ir kurie, žodžiu, naudojasi visomis šiuolaikinėmis technologijomis ir įsivaizduoja, kad šių technologijų dėka štai nuskrisim dabar į Mėnulį, į Marsą, statysim kažkokias tai super dirbtinius intelektus ir, žodžiu, kursime visai naujo tipo ekonomiką ir pažangos pagreitis bus labai didelis, toks didelis, kad net mums patiems baisu nuo šitos pažangos. Ir svarstome robotų, pavyzdžiui, ir dirbtinio intelekto pavojų dabartiniai žmonijai. Tai noriu pastebėti, kad susidūrė ne šiaip civilizacijos, o du istoriniai laikotarpiai, dvi visiškai skirtingos judėjimo kryptis, kas kur juda. Vieni nori pažangos ir progreso, kuris yra baisus, o kiti nori sugrįžti į nebaisius 19 amžių ar 18 kaip kam. Ir tik tai naujieji, čia pavadinkime, naujoji rusiška imperija arba naujoji persiška imperija, tai netgi ne imperija, o nacionalinė šalis. Bet kokiu atveju mes matome neadekvatumą ir negalėjimą šitų sistemų netgi susikalbėti tarpusavį. Jos negali susikalbėti tarpusavį. Ir todėl tas karas tampa vis labiau globalus. Tai yra ta priežastis, kad štai tos pažangios technologinės šalis visų pirma, Jungtinės valstijos pradeda vykdyti, šiuo atveju prieš Iraną, bet kaip prieš tai prieš Venezuelą, pasaulio pertvarką pagal naujus, sakykime, rinkos ir technologinius poreikius, kurie, aišku, šitą bandymas pertvarkyti nervuoja ir erzina visus tuos pasaulyje, kurie nori gyventi 19 amžiuje. O tokių yra daug, kurie nenorėtų šitos grandiozinės technologinės pažangos. Aš nesu tikras, kad Donaldas Trumpas visą tai supranta, bet Elon Musk tai tikrai supranta, kas čia dedasi. Ir kai kurie kiti Microsoft, pavyzdžiui, inžinieriai irgi supranta, ar, sakykime, tie, kas užsiima globalia finansų rinka, irgi supranta, kas čia vyksta ir kokie čia persiskirstimai vyksta. Taigi mes matome augantį pasaulinį karą, neatsitiktinai kai kurie vadinama trečiųjų pasaulinių karų. Ir štai, Tomai, mes matome tokią įdomią evoliuciją. Nuo 22 metų karo, kuris buvo įsivaizduojamas tik ir tik Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai yra ankstesnės agresijos prieš užimant Krymą ir Luhanską, Donecką, tęsinys, tai kurį mes įsivaizdavom su putiniška paranoja, ir štai jie tenais įsiveržė ir bando tą savo istorinę šmėklologiją įgyvendinti Ukrainoje, atvesti tas Kremliaus šmėklas ten viduramžių ir naujųjų amžių. Ir štai šitas vietinis karas mes matome šitame kontekste, kaip laipsniškai jis perauga į globalų susidūrimą, kurį aš pavadinčiau šitaip karas tarp pažangių šalių ir tų, kurios gyvena naujaisiais viduramžiais. Taip, bet imperijos, Rusijos imperijos sampratos prasme dar reiktų gal ir pridėti, kad sykiu, ar tai kolektyvinis Putinas, ar su tokiais kaip Medinskis, kuris istorijos vadovėlius Rusijos mokykloms turėjo peržiūrėti ir prižiūrėti ir rekomenduoti, sykiu dar žiūrima į 1945 su nostalgija, kaip sovietų armija įžengė į Berlyną, nes aš kai žiūriu tų vadinamų zetnikų propagandinės laidas, tai jaučiasi perduodama Kremliaus nostalgija karui. Tai karo kultūrai, tai tam triumfui, Vokietijos užkariavimui, rytų Europos išvadavimui. Ir čia jaučiasi sykiu
toks miksas, lyg ir 18-19 amžius į Rusijos imperijos gale ir sykiu dar noras stalinistinės Sovietijos armijos triumfo Europoje ir kartais tie zetnikai taip kalba, kad kažko trūksta, netgi trūksta, gyvenimui kažko trūksta, todėl kad į rytų Europą nėra karo, per ilgai užstrigę Ukrainoje. Vat, ką jie kalba apie mus, apie lietuvius, reiškia, lietuvių negaila. Gaila tik Lenkų, nes Lenkai labai kruopščiai ruošiasi karui. Tai gaila jų, nes taip kruopščiai ruošiasi, tiek investuoja, reikės juos sunaikinti. Lietuvių negaila, nes lietuviams neva patiems negaila savo valstybės, nes vyriausybėm, žinai, turi problemų. O estų gynybos ministras neva į tualetą vaikšto su pasu ir atviru bilietu lėktuvui, jeigu kartais jau būtų užuomazgos rusų puolimui. Tai jie taip kalba, jie labai jaučiasi tą tokia energija, toks nukreiptumas į mus, bet jie taip įstrigę Ukrainoje ir braškanti Rusijos ekonomiką, kad net negalėjo padėti dabar Iranui ir rimtai pastovėti vienam diktatoriškam režimui remiant kitą. Vat, ar čia dėl ekonominių priežasčių? Čia kaip ir du skirtingi klausimai. Vienas, kodėl neparėmė Irano dabar, ir kitas tas papildomas imperinis žvilgsnis su nostalgija į 45-osios didingą Rusijos armiją. Gal pradėkim nuo didingos Rusijos armijos. Iš ties, ši retorika yra pasikeitusi nuo sovietmečio. Sovietmečio pabaigoje, jau po Stalino mirties, susiklostė taip, kad buvo garbinamas spalio revoliucija ir pergalė Antrojo pasaulinio karo metu. Ir visa šlovė ir tapatybė buvo kuriama aplink pasiektą pergalę vien tik tai Sovietų sąjungos, be jokių kitų pagalbų. Praktiškai be pagalbų sąjungininkų, tai propagandiškai teigiama, laimėtas Antras pasaulinis karas ir todėl tokiu būdu parodyta didybė ir heroizmas sovietinio kareivio. Ir tai apie ten imperijos karus, imperatorių karus buvo arba nekalbama, arba labai atsargiai kalbama. Šiandien nieko panašaus jau nebėra, dabar surenkamos visos pergalės nuo Petro I iki Žukovo ir jos visos suplakamos į vieną. Tai yra taip subliuškusio laiko efektas, kai visi laikai išsidėsto toje pačioje dvimatėje skalėje, lyg tai viskas yra vienu metu. Ir todėl, pavyzdžiui, jie sako, kaip Napoleono laikais mes įžengėme į Paryžių arba Antro pasaulinio karo laikais įžengėme į Berlyną, taip ir vėl mes visą tai pakartosime. Ta prasme, kad jų galvose tarp vieno karo ir kito karo nebėra skirtumo ir jie mato, kad tai yra tik tai tęsiniai to, kas visą laiką vyko. Jų cikliškumas kažkoks tai. Aš manau, kad tai yra jo cikliškumas, bet kita vertus aš manau, vartočiau ne cikliškumo, subliuškusio laiko efektą, kada viskas susiplojo į vienmatiškumą. Ir ciklas tai būtų taip, kad jie patys įvardintų, kad yra ciklas štai raida, apsisuko ratas ir vėl grįžo. Ne, jokios raidos mes iš karto pakartosime. Ir kadangi tai yra lyg kažkokia tai skaičių aibė, kur mes dar kartą pridėsim tai skaičių aibė dar vieną skaičių. Ir šitas laiko perspektyvos išnykimas rodo tai, kad neadekvačiai pats laikas yra suvokiamas. Pavyzdžiui, įvairūs mąstytojai pabrėžia filosofai apie būtinybę suprasti savo zeitgeist, laiko dvasią. Jeigu tu gyveni ne savo laike, tai tada tavo šansai laimėti progreso lenktynės, pasiekti kažkokių ypatingų rezultatų yra labai maži arba nuliai. Tai Rusija negyvena savo laike, jie gyvena subliuškusioje į vieną
krūvą istoriją ir todėl tie jų pasakojimai yra ne tai, kad iracionalūs, bet istorikų turbūt požiūrį iš viso haliucinacijos, ką jie rašo. Tai yra išnyko štai minėta kritinė perspektyva, kai nėra kritinės perspektyvos, tada atsiranda toks dalykas, kad apskritai išnyksta bet kokia ideologinė kritika arba kritiška savirefleksija. Bet jeigu pažiūrėsime, ir istorija virsta religija. Istorija virsta religija. Čia labai, arba istorija virsta metafizika. Bet tai panašiai vystosi ir Irane, kuriems taip kaip jie šytiškai perskaito Koraną ir savo religinius tekstus ir teologų tekstus, tų pačių ajatolų tekstus, tai jie irgi gyvena savo subliuškusiame laike, neadekvačiai suprasdami tikrovę ir negalėdami įvertinti laikas pasiduoti, kaip vesti dėrybas ir ką šiose dėrybose galima sudaryti ir kaip galima suprasti, kas čia dedasi. Ir šitas didelis iracionalumas neleidžia jiems sustoti. Rusija negali sustoti kariauti, nes vadovaujasi savo, sakykime, ezoterinių istorijos regėjimo. Jie niekaip negali sustoti, nes mano, kadangi istorija sako, kad šitą jų šventas tikėjimas savo pergalę bus pergalė, tai ir toliau turi šventai tikėti ir nesvarbu, kas atsitiks. Jie vis tiek pasieks pergalę. Lygiai taip pat šneka ir ajatolos, kadangi Dievas yra su jais, tai tada jie tikrai laimės ir vis tiek viskas susiklostys taip, kad pergalė bus jų. Tai čia yra toks beprotiškas nekritinis mąstymas, bet kita vertus jis yra baisus tuo, kad su jais neįmanoma dėrėtis. Lietuva ir įžengusi yra į visai kitą perspektyvą, nors mes irgi turime savo ideologų su religiniu istoriniu mąstymu, bet didžioji dauguma vis dėlto remiasi kritiniu mąstymu ir dalyvauja pažangos kelyje, ten su pliusais, su savais pliusais, o minusais. O Ukraina pasirinko šitą pažangos kelią, nori iš tos istorinės religinės beprotybės įžengti į kritinę pažangą ir bandyti susitarti, gerai, blogai išeina susitarti šitoje sferoje. Ir kaip jau minėjau, kas atsitiko per tuos 4 metus, gal net truputį daugiau, kad Putinas pabandė suvienyti visus tuos, kurie neadekvačiai gyvena, aš pavadinčiau, kurie nesupranta laiko dvasios, sujungti visas keistas neoimperinės jėgas į vieną krūvą. Ateistus Šiaurės Koreja, kurie yra ten Kim Chen Ino, tai yra, nors ir yra Čiučche ideologija apie tai, kad jie viską patys pasidarys ir bus nepriklausomi, ir pačių Kimų dinastijos aukštinimas yra. Bet nežiūrint viso šito, pas juos nėra jokio dievo ir jokio dievo išpažinimo, jie yra ateistinė šalis. Ir šita ateistinė šalis sugeba būti vienoje krūvoje su Rusija, kuri yra pusiau religinė, stačiatikių šalis, ir kartu susijungti dar ir su Iranu, kurie iš viso yra šytiški, pavadinčiau, musulmoniški šitai, radikalus ir net nusiteikę kurti totalitarinį režimą. Ten sunitų liktais apie 10% ten. Jo, tai sakau, kad jų labai mažai. Sunitai daugiau arabų kraštuose. Ir štai šitas, ir Rusijai, Putinui, tai, kas neįmanoma suvienyti, jam kurį laiką atrodė, kad pavyko suvienyti vieną krūvą. Venezuela, Kuba, Šiaurės Koreja, Kinija, Iranas, turbūt dar ten priskaičiuotumėm kokių nors kitų keistų valstybių, Baltarusija, čia kas be ko, visoje šitą. Ir visas šitą dalykas, čia dar vienas rezultatas, mes manėm, kad šitas piktųjų jėgų, blogio ašis yra vieninga. Kad šitie piktadariai, kurie yra labai skirtingi piktadariai,
labai nepanašus vienas į kitą piktadariai, ateis vienas kitam į pagalbą, kai išeis, žodžiu, ateis blogoji diena ir kas nors įvyks. Bet mes matome visišką jų vienas kito išdavimą. Ir čia irgi yra įdomu, todėl kad skirtingai nei demokratinės šalis, kurios turi šiokias tokias sutartis ir jų laikosi, yra linkusios kviečiamos, nekviečiamos svarsto galimybę padėti vieni kitiems, arba padeda vieni kitiems, sudera kainas, bet ir be kainų gali ir tiesiog patys finansuoti. Ir tai yra tam tikras solidarumo supratimas ir sąjungininkystės supratimas. Ir Rusija neturi tokių sąjungininkų pasirodo. Ir tie, kurie tikėjosi, kad Rusija bus sąjungininkai jų, Iranas, nieko iš to negauna, nieko iš to neišeina. Tai čia irgi dar vienas rezultatas auganti Rusijos ir Putino paranojos vienatvė. Jie tampa geopolitiškai vis labiau vieniši ir, sakyčiau, aš netgi netikiu tuo, kad Orbanas ir Fico, kurie ten visą laiką vizgina uodegą prieš Putiną, tai jie vizgina tik tai su dideliu išskaičiavimu. Kad gaus Ukrainos Karpatus, jeigu laimėtų Rusija. Taip. Arba kad reikalauja naftos Rusijos, žodžiu, kad ji būtų pigesnė negu pas kitus Europoje, kad galima būtų paspekuliuoti ir parduoti kokiems čekams ar austrams tą pačią naftą. Na, kas liečia paramą išdavystę, įdomu stebėti Kinijos elgesį. Ji tokia klastinga. Viena vertus, Kinija padeda su technologijomis Rusijai slapta, nesiafišuojant per daug. Taip pat palaikė dabar Iraną unizonų kartu su Kremliumi, kad neva žodžiais tarptautinė teisė pažeista, kaip čia taip dabar Amerika pasielgė. O kita vertus, paraleliai tuo pat metu su savo piliečiais užiminėja tuščias Sibiro erdves ir apgyvendina. Čia įdomus toks niuansas, kad Kinijos vyriausybė įspėjo savo piliečius esančius Rusijos teritorijoje būti atsargiems, kad jų nepakviestų į kariuomenę kariauti prieš Ukrainą fronte, nes dabar naujas įstatymas, kad norint gauti darbo leidimą Rusijoje, nuolatinį gyvenimo leidimą, gali tekti tarnauti kariuomeniai. Tai išimtis tik Baltarusijos piliečiams. Čia įdomu, kad kol kas Baltarusijos piliečiai traktuojami taip su privilegijom. Bet norisi pakalbėti apie įvykusį susivokimą vakarų Europoje, tą lūžį didįjį, ypač Vokietijoje, iš pacifizmo į suvokimą, kad reikia ginkluotis ir kad kariuomenę auginti, raumenis auginti, Vokietijos lyderystę rodyti. Per 4 metus karo Ukrainoje mes įpratom kalbėti apie ukrainiečių drąsą, ryžtą ir kartu apie aukas, bet tas susivokimas, kuris įvyko vakarų Europos politikų galvose, visuomenėje, čia labai įdomus reiškinys ir mums svarbus, nes kažkada mes kalbėjome kažkurioje tai mūsų laidoje, kad ta gerovės vakarų valstybė taikos sąlygomis, tas laimingas klasikinis klišė bavaras, laimingas solumi ir dešrelėmis Alpių papėdžių tame rojuje, ramybėje, turi pabūsti, kad yra tas kitas zeitgeist, hegeliškas kitas laikmatis. Ir atrodo, Vokietija labai puikiai tą suvokė, persiorientuoja. Bet labai įdomus, iškalbingas įvykis visai neseniai, ar tik ne praeitą savaitę, Mercas
kuomet atvyko į Kiniją vizitui, buvo pakviestas į renginį, technologinį renginį, kur labai daug robotų humanoidų su kovos menų judesiais sinchronizuotai atliko performance scenoje ir tokiu būdu Kinija Mercui, Vokietijai parodė savo technologinį pranašumą ir kad jeigu jūs neatkreipsite dėmesio į robotikos pažangą Kinijos, jos lyderystę, kad tokiu atveju jūs galit labai daug pralaimėti. Tai va čia įdomus tokie dalykai. Kaip jūs matot vakarų susivokimo tempus, greitį, ar jis adekvatus, kokio reikia persiorientavimui? Pirmiausia, yra čia keli klausimai apie tos, kadangi kalbame vis dėlto, kas atsitiko per tuos 4 metus dabartinio karo Irane kontekste. Ir karo kontekste, tai kalbant apie Ukrainą, tai čia aš daug nekalbėsiu, visi mes matome jų karo technologinę pažangą, tai čia yra svarbiausia, jie pradėjo užpildyti savo vietoj, kadangi trūksta žmonių, tai apkasus užpildo jų žmonių stoką, pakeičia technologijų gausėjimas. Ir jie kviečia šitas technologijas iš viso pasaulio, kurie kas nori su jais bendradarbiauti. Rusija irgi, sakyčiau, daro tą patį ir čia yra labai mums didelė grėsmė, kad jie sparčiai auga, bet kiniečių dėka. Daugiausia kiniečių dėka, žinoma, netiesiogiai, kaip jau jūs čia minėjote, visai kaip gudriai, bet mes dabar tų takų nenagrinėsim su jumis. Tai žinoma, kad jie irgi stengiasi ir su dronais ir bando tą robototechniką ir kitus dalykus taikyti, bet daug lėčiau negu ukrainiečiai tai daro. Ukrainiečiam, kodėl ukrainiečiai daug greičiau? Todėl, kad ukrainiečiai įsitraukė tai, kur yra panašumas vakarų šalių, kad vakarų šalyse yra nepaprastai daug inovatyvių kompanijų, kurios grūmėsi žūtbūtinai rinkoje, kad galėtų išlikti. Ir atsivėrusios karo technologijų paklausa, labai smarkiai paskatino visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje. Sakyčiau, per visą Europą tai 1000 naujų inovatyvių kompanijų, kurios bando kurti naujas technologijos. Vienos, kaip visada, šitos naujosios kompanijos, inovatyvios arba inovatyvus projektai senų kompanijų nebūtinai pasiseka, bet vis tiek ta pasiūla ir paieška yra grandiozinė, labai didelė. Beje, su integruotu dirbtiniu intelektu, integruotais Jungtinių valstijų pagalba. Tai todėl mes matome tiesiog didžiulį žudymo šuolį, pavadinkime taip. Tai nemalonu, kad šitos technologijos pritaikymo žudymui, bet ukrainiečiams tai gerai, kadangi jie gauna šitoje vietoje perspektyvoje nedidelį pranašumą prieš Rusiją visada. Tas nedidelis pranašumas leidžia jiems sustabdyti fronto liniją, nors rusų būna 10 kartų, ne 10 kartų daugiau, kokioje nors taške, ukrainiečių 10 kartų mažiau, vis tiek jie sugeba sustabdyti tą milžinišką armiją, kuri patiria labai daug nuostolių. Tai visą tą dalyką ukrainiečiai išvystė per tuos 4 metus, čia labai greitai. Jeigu prisiminsime 22 metų vasario 24 dieną ir pirmą pusmetį, ypač pirmuosius 2-3 mėnesius, tai ukrainiečiai kariavo iš sukauptų daugiausia atsargų. Turėjo kažkiek nedaug dževelinų, rankinių, prieštankinių, tokių prietaisų, kurie nedaugiau kaip 2 kilometrus ten šauna, tai turi priartėti nepaprastai arti. Turėjo keletą bairaktarų, bet, žodžiu, turkiškų, bet tai irgi nestebuklas. Ir labai daug Molotovo kokteilių. Molotovo kokteilis noriu pastebėti, kad
jis yra geras prieš sunkvežimį, bet yra bejėgis prieš šiuolaikinį tanką ar netgi šarvuotį paprastą. Tai aš, pavyzdžiui, šito Maidano metu mes matėm, kaip ukrainiečiai gynėsi Molotovo kokteiliais, tai iš išorės padegdavo šarvuotį, bet jam nieko tai nepakenkdavo. Tai Molotovo kokteiliai nieko čia nepadeda, nors jie darė ir Molotovo kokteilių, žinoma. Ir su paprastais kalašnikovais gynėsi dar sovietiniais. Turėjo truputį savos ginkluotės, truputį savų tankų, truputį prieš tankinių pabūklų. Ir jie sugebėjo sustabdyti su šita sena, pakankamai sena ginkluotė. O po to prasidėjo ginklavimasis. Ir dabar palyginti 22 metų Ukrainos armija, dabartinė armija, tai yra jau grandiosinis skirtumas. O technologinių požiūrį iš viso tai yra šimtmečio pažanga. Kas atsitiko su Europa? Europa 22 metus pramiegojo, pražiopsojo, nieko neveikė, nes tik visi įsivaizdavo, kad Rusija sutriuškins Ukrainą ir niekas nieko nekrutėjo. 23 metais pradėjo siūlyti Ukrainai šį bei tą, tai buvo ne tik tai geri pasiūlymai, bet ir blogi pasiūlymai. Už tai prisimename šitą puolimą. Kapituliaciją siūlė, važinėjo ten. Viską ir tankus blogus teikė, ir Vokietija nekokius, ir Britai davė nekokius pasiūlymus, nelabai susigaudydami, kaip vyksta dronų karas, ir žodžiu, tokia buvo sunki paieška. Aš nekalbu apie Rusijos pusę, kur irgi buvo nestebuklas visą šitą laikotarpį. Na ir viskas. 24 metais jau prasidėjo Europoje supratimas, kad kažkas vyksta baisaus, reikia taisyti viską, investuoti. Ir tada jau, žodžiu, prasidėjo galvos skausmas, kad reikia skubiai didinti biudžetus. Sprogimas įvyko Europoje tik 25 metais. Tik 25 metais, tai yra, sakykime, metus laiko daugmaž mes turime intensyvios karo pažangos. Laimė, kad gavome šitos metus. Per tuos metus Lietuvoje pradėjo statytis naujos įmonės, plėsti senos karo įmonės, atsirasti kariniai nauji projektai, bendradarbiavimas su NATO. Lygiai greičiai šalyse ir Latvijoje, ir Estijoje, nekalbant apie Lenkiją ir aplinkinę šalis, tiesiog bumas, yra karo bumas, kariuomenės augimas, lavinimas, poligonai, savanoriai, šaukimų keitimas. Tai Rusija suteikė su Ukraina, mums davė laiką, Ukrainos, žinoma, aukų dėka mes gavome laiko pasiruošti. Aš negaliu įvertinti, kiek sėkmingas tas yra mūsų pasiruošimas, nes, pavyzdžiui, 22 metais, aš dar 23 kalbėjau senąją tokią kalbą, kaip ir ukrainiečiai, kaip ir rusai, kad reikia daugiau karių. Štai, kad kiekvienas ten vyras čiuptų tą kalašnikovą, reiktų ginti tėvynės. Ne. Dabar tai neteisingas mąstymas, nes teisingas mąstymas yra sudėtingas karo technologinis ir logistinis supratimas, kartu kaip esant ir kaip mes dalyvaujame tinkluose ir kaip šitie tinklai atsinaujina. Tai, kad Lietuva dalyvauja Europos Sąjungoje ir NATO tinkle, karinėme tinkle, tai, kad mes esame inovatyvus. Tik tai, kad sunku dar įvertinti, kiek sparčiai mes perimame ukrainiečių patirtį. Aš neturiu tokios informacijos. Žinoma, kad perimama, aš su jais susitinku, su grįžtančiais, bet kiek, kokiu mastu. Jeigu 1, 2, 3 ten savanoriai, tai labai maža reikšmė. Jeigu būtų 100 grįžtančių, išvykstančių, tai tada visai kito lygio reikšmė. Dabar ukrainiečiai turėtų atvažiuoti į NATO šalis konsultuoti, mokinti mus. Tai visai neseniai atrodė, kad mes turime važiuoti juos konsultuoti, bet tas jau pasikeitė. Tai dabar jie yra, ukrainiečiai, kviečiami į visus vidurio rytų Europos NATO šalių mokymus, kurie dalyvauja kaip patarėjai arba kaip žaidėjai. Mes esame visai neseniai girdėję, kad vienas iš paskutinių tokių improvizuotų karo žaidimų pagal tam tikras taisyklės, jų dronų batalionas per vieną dieną sunaikino 2 ir 3 NATO batalionus iš karto. Ta prasme, kad
Ukrainiečiai tiesiog sutriuškino NATO kariuomenę per vieną dieną. Antiek NATO kariuomenė atsilikus ir nesupranta, kaip vyksta šiuolaikinis karas. Aišku, čia ne apie amerikiečius vyko kalba, čia vyko kalba apie Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos kariuomenės. Ir panašus atvejis įvyko pratybose, ar ne toj pačioj Grenlandijoje, tarp Amerikos kariuomenės ir Suomijos, kad Suomija įveikė amerikiečius labai greitai. Jo, taip, aš atsimenu tą įvykį. Tai aš noriu pastebėti, kad tai, kad ukrainiečiai yra kviečiami į visus mokymus kaip ekspertai, tai yra labai didelis, labai svarbus dalykas. Bet ukrainiečiam tai svarbus tai, kad jie įsitraukia į tinklus, kuriuose ir mes esame. Nes mūsų gynyba yra tinklinė. Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, Rusija subombarduoja vieną arba kitą bazę, tai mes turime per savo tinklą, kur nors per Graikiją, ten Portugaliją, Ispaniją ir per kitus Kroatiją galime kompensuoti šitą per tinklą. O Rusijos tinklas yra gerokai silpnesnis, nes jie yra tokia centralizuota valstybė ir jai nors yra labai didelė ir galinga, bet kiekvienas jos atsistatymas jai yra sudėtingas. Bet per šitą, jūs taip pat minėjote, per šitą laiką pasikeitė ir Kinija. Per tuos 4 metus. Man labai sunku, aš nesu Kinijos tyrinėtojas, labai nepaprastai būtų sunku įvertinti jų pažangą. Aš matau tik tai technologinę pažangą, tai toj technologijų srity mes matome, jie sukūrė alternatyvus dirbtinio intelekto projektus, jie vieni iš labiausiai pažengusių roboto technikoje. Man sunku pasakyti, aš įsivaizduoju, kad iš to, ką viešai matau, kad yra tik tai praktiškai amerikiečiai konkuruoja kelios kompanijos su kiniečių keliomis kompanijomis, bet kiniečiai tai reklaminių bent jau požiūrių tai daro geriau. Jų robotai striksiu, daro ušų, užsiiminėja karate, šoka šokius, laksto, vartaliojasi kūliais, žodžiu, jie atrodo vizualiai labai įspūdingai. Įspūdingai už tai mes ir padarė grandiozinį ir pribloškiantį įspūdį, noriu pastebėti. Aš žiūrėjau tuos įrašus, man irgi padarė grandiozinį įspūdį. Rusijos roboto technika yra beviltiškai nuo kiniečių atsilikusi. Ukrainiečiai, kurie bendradarbiavo su Europą, neužsiminėja tokiom nesąmonėm kaip šokančiais robotais. Jie kūrė važinėjančius keturračius robotus su patrankomis ir raketomis, kurie užsiema vienu vieninteliu tikslu - per 1 minutę nužudyti kaip galima daugiau priešų. Ir todėl ukrainietiški robotai yra 100 kartų pavojingesni ir labiau pažangus, nes jie yra pritaikyti įveikti tankus, pavadinkime, arba numušti lėktuvus. Tai čia yra pranašumas ir todėl man sunku įvertinti Kinijos pažangą, kaip jau sakau, išskyrus tą reklamą, nes jie jokiuose konfliktuose nedalyvauja niekada. Taip. Ir štai čia man tokia mįslė dėl ukrainiečių pažangos. Mes visuomet čia žiniasklaidoje tokiame pagrindinėme mainstreaminėme diskurse nuolat girdime apie ukrainiečių drąsą, ryžtą fronte, motyvatyvumą. Bet štai dabar, kai mes kalbam apie technologinę pažangą ir Flamingo raketos sėkmingą paleidimą į Rusijos gilumą ir jų dronų efektyvumą, inovatyvumą, man dabar rūpi, iš kur pas ukrainiečius toks inžinerinis potencialas. Ar jie sėkmingai gebėjo išnaudoti sovietinį paveldą, nes Ukrainoje buvo daug sovietinių investicijų ir jie turėjo branduolinį ginklą, reiškia, ten buvo labai daug kvalifikuotų Ukrainos inžinierių, bet turbūt su išsilavinimu, galbūt Maskvoje. Ir ar čia įvyko kažkoks tai sėkmingas žinių perdavimas naujai kartai, ar
ar visa tai buvo iki karo, ar karo metu greitai intelektualiai gebėta mobilizuotis. Va čia man Ukrainos sėkmės mislė. Na, aš manau, kad mes nesugebėsim su jumis atsakyti visus tos klausimus, todėl kad viskas čia susiveda į mikro detalės. Pavyzdžiui, tie patys inžinieriai, iš ties Ukrainos Ukrainoje gaminami lėktuvai, raketos, laivai buvo pagrindas visos sovietų kariuomenės. Tai yra tos raketos, kuriomis naudojasi dabar Rusija ir šaudo visą tenais Ukrainą, jos buvo sukurtos didžioji dalis Ukrainoje. Problema yra ta, kad mes manome, kad tie asmenys, kurie kūrė Ukrainoje minėtas raketas, buvo lojalūs Ukrainai, nieko panašaus. Ukrainoje buvo ne tai, kad 10 000, jeigu apreipti visą Krymo ir Donecko ir Donbaso tiksliau regioną, tai tikrai atsiras 2-3 milijonai žmonių, kurie norėjo pereiti į Rusijos pusę su visais inžinieriais, su viskuo. Tai čia vadinasi labai daug inžinierių, buvusių Ukrainos piliečių, kolaboravo su Rusijos valdžia ir perėjo į jų pusę. Tai pasakyti, kad vien tik tai čia ukrainiečiai buvo kažkuo labiau pažangus negu tai, ką darė patys Rusija arba Rusijos pusėje, negalime tai. Bet kas atitiko Ukrainoje, ką patys ukrainiečiai pastebė, vis dėlto atsirado jie sukūrė decentralizuotą kariuomenės inovacijų sistemą, pavadinkime. Tai, kad praktiškai, kaip ir Lietuvoje, įvairios privačios kompanijos gali sudarinėti sutartį su kariuomenė, su kariniu industriniu kompleksu ir siūlyti jiems įvairiausias prekes, parduoti arba visokius kitokius dalykus. Ir tai vadinasi rinkos integravimas į kariuomenę. Jungtinėse valstijose taip yra. O Rusijoje išliko griežtai centralizuotas kariuomenės tiekimo valdymas. Su korupcija. Jo, kartu su Ukraina irgi yra korupcija, bet ten, kur centralizuota, ten korupcija dar didesnė, gerokai didesnė. Tai čia vienas aspektas. Ir po to kariuomenės pertvarka. Rusija liko su sena sovietinė kariuomenės organizavimo, pradžioje netgi su divizijomis, kai ukrainiečiai pabandė pereiti į NATO standartą, batalionai, brigados, tai yra daug dinamiškesni vienetai. Po to batalionams, brigadoms nuo pirmosios dienos, kaip ir teritoriniams gynybos būriams, buvo leidžiama patiems apsispręsti, kaip veikti tam tikroje teritorijoje be įsakymo. Tai yra galvok savo galvą ir gink savo kraštą, čia taip. O Rusijoje kariuomenė nedrįsk be įsakymų nieko daryti. Tai čia ukrainiečiai gavo tokiu būdu laiko pranašumą. Nes kol rusai gauna įsakymą, jiems reikalingas ryšys, o dabar nutrūko Starlinkas ir vėl pradėjo rusai pralaiminėti. Todėl, kad Elon Musk susitarė su jų gynybos ministru, ukrainiečių gynybos ministru Fiodorovu, kad nebebus Starlinko rusų kariuomenė, kad bus jų stabdomi, žodžiu, kanalai transliacijos Rusijai. Ir dėl to pas jos, tai irgi labai keista, pradėjo nutrūkinėti ryšys, o nutrūkus ryšiui Rusijos kariuomenės padaliniai nebežino, ką daryti. Nes jiems uždrausta veikti savarankiškai. O štai ukrainiečių kariuomenės padaliniai, jie turi teisę veikti savarankiškai, nors kartais tai irgi negerai, nes maža ko jie prisidirba ir prisigalvoja. Bet kaip rezultatą mes matome tai, kad ukrainiečiams pavyksta šiaip ar taip sustabdyti milžinišką Rusijos mašiną, kuo net Donaldas Trumpas negali atsistebėti, kaip čia tokia maža ir atrodo visiškai sutriuškinta į šipulius šalis geba vis dar suvaldyti milžinišką priešų kariuomenę, tą kariuomenę, kuri laikoma antrąją pasaulyje. Buvo laikoma, dabar jau nuo galo turbūt. Na tai taip, aš nesakyčiau, neperdėčiau, kad nuo galo mes nežinom, kaip Lietuvos kariuomenė pasirodytų, todėl aš tyliu šitoje vietoje.
Ir dėl Baltarusijos, tai čia ką jūs pastebėt, per šitie 4 metai irgi labai yra įdomus. Tai, kad Baltarusija padariusi, leidusi Rusijai ne vieną kartą pasinaudoti savo teritoriją ir aiškiai prisidėjusi prie ukrainiečių žudimo, nežiūrint viso to, į pilnamastį karą sugebėjo neįsitraukti, išsisukti visą laiką. Ir čia yra keista. Ir, pavyzdžiui, po šiai dienai, šiandien, tai vadinasi jau kiek čia, 3 diena vyksta, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, 3 diena bombarduojamas yra Iranas. Ir Lukašenka prieš tai kalbėjęs 2 kartų, kokia Irano ir Baltarusijos milžiniška draugystė per amžius, 3 dienas dar nepasakė nei vieno žodžio apie karą. Nei pasmerkė, nei pasidžiaugė, nei ką nors kitą. Važinėja po kolūkius, užsiiminėja karvėmis ir, žodžiu, nieko. Ir tas jo bandymas išsisukti iš keblios situacijos yra įdomus, bet jo išsisukimai visada ir vieni ir tie patys. Kai yra labai labai baisu, Baltarusijai sako, jis išvažiuoja bulvių kasti. Galimas daiktas, kad Lukašenka dar kartą yra tokioj pat šoko būsenoj, kaip ir buvo Venesuelos atveju, kad tik tais ukrainiečiai neišmoktų 1, 2, 3 ir nugalabyti tą diktatorių. Čia gali dar ir būti tas faktorius. Na, ukrainiečiai, aišku, jeigu jiems reikėtų jį nugalabyti, manau, kad jau Minskas nėra taip jau toli, kad jeigu jiems reikėtų ir Minskas nėra tiek apgintas kaip Maskva, tai veikiausiai sugebėtų tai padaryti. Bet čia yra kitos jau problemos, kadangi tas, kas atsitiko su Baltarusija per tuos 4 metus. Ir čia aš liūdnai galiu tik pažymėti, o mes matome per tuos 4 metus sąstingį Baltarusijos. Ta prasme, skirtingai nei, pavyzdžiui, jie ten atsivežė truputį rusiškų ginklų, bet sąstingis ta prasme, kad ta šalis išsisuko nuo karo, bet išsisuko nuo kažkokių kitokių, visą laiką bandė nuo visko išsisukti, rezultate sukūrė tam tikras pas save pačią sąstingio būklę. Ir ta sąstingio būklė niekur neveda. Jie nei į Rusiją nebekruta, užsispyrė, kas mums gerai, ir į vakarus jie irgi nekruta, ir su amerikiečiais negali nei kaip galutinai susitarti, ir su lietuviais neranda jokios kalbos, ir su ukrainiečiais nesugeba nieko susitarti, ir visko bijo, kad pasakys ne taip prieš Trumpą, baigsis viskas labai liūdnai, ir pasakyti, ką nors gerą Trumpui negali, todėl kad su Putinu susipyks. Tai tokia išstrigusi istorija šalis. Sykiu tai įstrigusi šalis susivieniusi kaip ir su Rusija, kaip visai neseniai Tokajevas, Kazachstano prezidentas, pašmaikštavo jų ten tame SNG tam renginyje, kad Baltarusijos ir Rusijos duetas yra unikalus pasaulyje, nes jie dalinasi bendra teritorija ir taip pat vienu atominiu ginklu 2 šalim, dabar ir tie orešnikai, lyg ir Baltarusijoje, tai sykiu tai mums filtras, bet sykiu tas filtras yra toks labai sąlyginis, ar ne? Na, jis yra truputį ir geras, nes aš pasakysiu taip, tas Baltarusijos įstrigimas, vangumas ir baimė įsivelti į kokį nors konfliktą truputį turi raminti Lietuvos visuomenę, todėl kad jie ne tik nenori su Ukraina įsivelti į konfliktą, nenori ir su Lietuva ar Lenkija įsivelti į konfliktą. Ir gali užsiminėti tik smulkiom šunybėm. Pavyzdžiui, cigarečių kontrabanda. Su balionais. Su balionais. Ačiū Jums labai už įdomų pokalbį. Ir tikiuosi, mūsų pokalbis bus gerasis idėjų balionas. Ačiū labai. Ačiū Jums.